Sveiki visi. Kas manęs dar nepažįstate, aš esu Lidija, emocijų paleidimo trenerė, regresologė bei darbo su pasąmoniniam programom specialistė. Ir šiandien noriu pakalbėti su jumis tokia nuostabia tema, kuri man labai labai patinka. Tai yra, kaip greičiausiu būdu turėti tai, ką noriu turėti. Taip, šiandien mūsų susitikime aptarsime būtent materializacijos mechanizmą, tada trumpa istorija, tada trumpa praktika ir kurso Laiminga siela pristatymas. Pasilik, klausykis ir gauk dovaną. Pradėti norėčiau nuo šio momento. Tokį, kokį tu patiri šiandien savo pasaulį, tai yra koks pasaulis šiandien tau yra, tai yra grinai tavo vidinių būsenų atspindys. Tai, ką tu turi, visiškai priklauso nuo tai, ką tu spinduliuoji iš savęs. Tai yra nekeičiama aksioma, neginčitina. Jau 100 000 kartų įsitikinta, kad būtent taip ir yra. Ir jeigu tu nori pakeisti savo gyvenimą, pirmiausia, tu turi pakeisti savo vidų, savo emocijas, savo įsitikinimus, savo kažkokius įsiskaudinimus, nuoskaudas. Tai yra visą tai paleisti tam, kad galėtum pradėti spinduliuoti iš vidaus kitą energiją ir sukurti aplink save kitą pasaulį. Va, tai kaip mes kuriam, kaip mes materializuojam. Tai pirmiausia, noriu, kad pastebėtum, kad šiandien tu esi tame taške, į kurį tave ir atvedė tavo vidinės programos, tavo emociniai blokai, tavo sielos archyvose esančios kažkokios tai skaudžios, neišrištos, nepaleistos istorijos, visi tavo įsiskaudinimai, priekaištai ir visi kiti dalykai, kurie šiandien iš tavęs spinduliuoja, yra tavo pasąmonė ir yra tavo sieloje, šiandien atvedė tave į tą tašką, kuriame tu esi. Ir jeigu tu klausaisi šios paskaitos, vadinasi, tai, kaip tu gyveni šiandien, kažkuria prasme, kažkurioje srityje tavęs netenkina 100%. Tu norėtum kažkaip kitaip. Vadinasi, tu turi ir kitą tašką B, į kurį tu norėtum nueiti, patekti, būti, iš kurio tu norėtum gyventi. Taip. Ir tai reiškia, kad tu turi kažkokių norų, ne? Norai gali būti įvairiausiose srityse. Sveikatos srityje, pavyzdžiui, yra kažkokių problemų sveikatos, o tu nori būti sveika, žvali, energinga, turėti stiprų, fiziškai stiprų kūną, patvarų kūną, ne? Toliau, tarkim, tu šiandien dirbi tokį darbą, kuris tau nepatinka, bet ateityje tu norėtum save realizuoti per mėgstamą veiklą ir uždirbti tiek, kiek tu nori uždirbti. Tarkim, šiandien tu esi santykiuose, kurie tavęs netenkina, arba tu jų iš vis neturi, o norėtum būti B taške, tai yra ten, kur yra darnūs santykiai, kur jūs esat abu laimingi, mylintis, gerbiantis vienas kitą, palaikantis vienas kitą. Ir tai yra taškas B. Mes turim 3 sritis gyvenime pagrindinės, tai yra santykiai, sveikata, finansai ir realizacija, ir visas tas 3 apimanti sritis yra emocinė mūsų būsena, mūsų emocinė sveikata. Va. Tai reiškia, kad mes savo norą verčiam ketinimu. Kai mes savo norą paverčiam ketinimu, mūsų tikslas yra pabūti tame taške, B taške, tame jausme, kaip aš jaučiuosi, kai tai jau turiu. Ar ne? Mūsų tikslas yra įeiti į meditacinę būseną ir ten susikurti ryškius vaizdus, girdėti garsus, užuosti kvapus, skanauti, bei patirti kūno pojūčius. Ir kuo šitie vaizdai bus ryškesni, kuo jausmai bus ryškesni, tuo greičiau mes galėsim patirti B tašką A taško pozicijoje. Tai yra, tuo greičiau ateis į mūsų realybę. Ir
taip pat sugeneruotą jausmą, ar ne, su visais tais per 5 kūno pojūčiais, perkeliam į ją tašką. Ką tai reiškia? Net jei šiandien neturiu darnių santykių, jau šiandien savyje vibruoju, tarsi tai turėčiau. Džiaugiuosi, esu dėkinga, priėmime, nuoširdume, ar ne? Jeigu šiandien aš neturiu savo mėgstamos veiklos ir uždirbu ne tiek, kiek noriu, tai perkelus į ją tašką, aš jau šiandien jaučiu, kad aš tiek uždirbu, kiek noriu uždirbti. Aš save realizuoju per mėgstamą veiklą, aš mėgaujuosi, man gera. Žmonės, kuriuos aš aptarnauju, yra laimingi, man dėkingi, ne? Perkeliam. Lygiai taip pat su sveikata. Jeigu šiandien tu neturi tokios sveikatos, kokią norėtum, sugeneruoji savyje šitą jausmą, kaip tu jautiesi, viskas per jausmą, ar ne? Ką tu veiki, ką tu darai, kur tu keliauji, kuom tu užsiimi ir vėl perkeliam į tašką A. Ir mūsų tikslas šitą B taško ketinimą jau dabar palaikyti A taške. Tačiau kas nutinka? Bėgant laikui, ir tai yra viskas, ką mums reikia žinoti. Būtent nuo to visą tai ir priklauso. Jeigu tau pavyktų 100% visą dieną, visą naktį būti tame jausme, tai netrukus ateitų į tavo gyvenimą. Tačiau bėgant laikui, praeina diena, savaitė, mėnuo, porą mėnesių ir bėgant laikui pasidaro be galo sunku išlaikyti šitą sugeneruotą jausmą su visais vaizdiniais. Ir mes sugrįžtame į savo įprastinę būseną. Mes vėl pradedam skųstis, mes vėl pradedam priekaištauti, nusiminti, nuliūsti, jaučiam kažkokį beviltiškumą, beprasmybę, netikėjimą. Ir tokiu būdu ką darom? Vėl pradedam generuoti A pozicijos būseną, kuri anksčiau ar vėliau virsta B pozicija. Tai reiškia, kad jeigu tu šiandien vėl esi sunkiose emocijose, nepasitenkinime, tai tu ir kuri tai rytoj, ar ne? Jeigu tau pavyko perkelti B tašką, ką aš noriu, ir palaikyti šiandien, tu ir kuri jau tokį rytoj. Viskas labai labai paprasta. Tai yra vibruoti pilną jausmų spektrą to taško, kuriame nori būti. Kodėl taip nutinka? Kodėl taip yra be galo sunku išlaikyti tą būseną, kurioje aš noriu būti? Todėl, kad mumise, mūsų pasąmonėje gyvena įsitikinimai. Iš kažkokių praeitų istorijų, iš praeitų gyvenimų, iš vaikystės, nėra jokio skirtumo iš kur. Toliau, mumise yra daug abejonių, nes mes jau kažkada darėm, kažkada kūrėm, kažkada bandėm, mums galbūt nepavyko. Netikėjimas. Yra netikėjimas, kad tai veikia. Yra nekantrumas. Nekantrumas to sulaukti. Yra nevertumo jausmas. Ar ne? Gal aš neverta uždirbti tiek pinigų ir uždirbti per savo mėgstamą veiklą. Galbūt aš neverta darnių, gražių, nuostabių santykių. Manyje taip jaučiasi, ar ne? Galbūt yra neleidimas savo, nes man atrodo, kad aš kažkur bloga, nepakankama, kažko nepadariau, nedadariau, ar ne? Daug apsipina šitą istoriją, daugybė visokių kitų pateisinimų, patvirtinimų, įrodymų. Gali būti, kad mes aptarnaujam tėvų programas, kurie mumis netikėjo, iš noro įtikti ir patikti tėvams. Ir daugybė kitų dalykų. Tai ką reikia daryti? Visa tai, kas trukdo jau šiandien sugeneruotą taško B jausminį foną laikyti A taške. Visa tai, kas trukdo, mes turim paleisti, transformuoti, pakeisti, atstatyti ir susigrąžinti savo resursinę būseną. Būtent šito aš jūs ir mokau savo kursuose. Būtent šito žingsnio. Išsivalyti savo pasąmoninės programos, pradirbti savo emocinius blokus, išgydyti savo sielą, pradėti girdėti savo širdį, patenkinti savo vidinį vaiką ir daugybę kitų dalykų, kurie trukdo mums šiandien jaustis taip, kaip mes norim jaustis rytoj ateityje.
Ir kai mes paleidžiam, lieka švarus ketinimas. Ką reiškia švarus ketinimas? Žinojimas, kad tai anksčiau ar vėliau įvyks mano gyvenime. 100% žinojimas, švarus ketinimas. Be jokio prisirišimo, be jokio pergyvenimo, be jokio skubėjimo. Tiesiog žinau, kad tai ateina į mano gyvenimą ir todėl aš jau galiu leisti savo vibruoti tai vibracija. Vibracija. Ar ne? Labai labai svarbu vibracija, kuri susidaro iš to mūsų viso vidinio paketo. Dėmesys. Labai svarbu dėmesys. Kur tavo dėmesys? Ar tame, ko nenoriu ir kas man nepatinka, ar tame, ko aš noriu ir link kur aš einu? Reiškia, ten, kur dėmesys, ten energija. Kur energija, ten materializacija. Toliau veiksmas. Nenukris mums iš dangaus tai, ko mes norim. Veiksmas reiškia augti, tobulėti, įgyti tam tikrų įgūdžių, pabaigti kažkokius kursus, kažką išmokti, ar ne? Atėjo mintis, kad reikia kažką padaryti ir darau. Atėjo mintis, kad reikia dar kažką padaryti ir darau. Reiškia, nuolatos įmamės veiksmų. Nes jeigu sėdėsim ant sofos ir medituosim ir lauksim, kol mūsų ketinimas nukris iš dangaus, na, jis tikriausiai nenukris. Nes jeigu, pavyzdžiui, tu va šiandien uždirbi tiek, kiek uždirbi, man bus lengviausiai parodyti, ar ne? Ir tavo komforto zona yra tokia, ne? Jeigu tu nori uždirbti, tarkim, šiandien uždirbi 1000, o nori uždirbti 5000 eurų, ne? Vadinasi, tau reikės išplėsti, 5000 yra čia, išplėsti savo komforto zoną. Ir tam, kad tu ją išplėstum, tau teks imtis veiksmų. Nori tu šito ar nenori. Niekas už tave neteis ir nepadarys. Toliau, sekantis dalykas, kuris be galo svarbus, yra tavo reakcija. Ką tai reiškia? Reiškia, kad tame kelyje iš taško A į tašką B nutiks visokiausių dalykų. Ir ypač, kai pradeda trukinėti tavo komforto zoną, tau gali pasirodyti, kad griūna pasaulis. Ir tada tu pradedi reaguoti. Niekas čia nevyksta, niekas čia neveikia, niekada nebus taip, kaip aš noriu. Ir vėl tos pačios nesąmonės. Ir galiu norėti, kiek tik noriu, vis tiek neturėsiu. Ir prasideda visa minčių mėsmalė, ne? O tavo tikslas – nereaguoti. Leisti viskam būti, galvojant, kad viskas, kas vyksta, vyksta dėl mano tikslo. Tai yra nereaguoti. Na, dabar taip yra. Pažiūrėsim, kaip bus rytoj. Na ir paskutinis labai svarbus momentas yra pasitikėjimas. Pasitikėjimas, kad viskas 100% vyksta dėl manęs, dėl mano gerovės, dėl mano ketinimo. Tam, kad aš atsidurčiau tame geidžiamame taške B. Tai švarus ketinimas, vibracija, dėmesys, veiksmas, reakcija ir pasitikėjimas. Šito aš taip pat mokau kurse. Na ir kai 100% tu patiri tą būseną, kurią nori gauti, kai pasieksi savo tikslą taške B, taško B nebelieka. Nes nebelieka laukimo ir atsiranda tvirtas žinojimas, kad tai jau yra mano gyvenime. Ir anksčiau ar vėliau tai pataps realybė. Va, tai jeigu tu nori kelionių, tu čia ir dabar savo vaizdiniuose, kiekvieną vakarą, prieš užmiegant, kiekvieną rytą atsibudus, einant pasivaikščiant, bet kada tu generuoji šitos jausmus, vaizdinius, ar ne, tu gali pasidaryti koliažą, kvapus, tu įsivaizduoji, kaip skanauji kažkokius egzotinius vaisius, ar ne, skanauji, užuodi. Jeigu tai yra santykiai, tu jau patiri santykį. Jeigu tai yra emocinė būsena, vidinės ramybės, tu ją jau generuoji, tu sakai, kad aš ją jau turiu, taip? Jeigu tai yra sveikas kūnas, tu patiri sveiką kūną, sveiką ląstelę. Jei pinigai realizacija, tu jau dabar įsivaizduoji, jau tiesiog žaidi šitokį žaidimą, kad tai jau yra dabar tavo gyvenime. Na, o dabar tokia istorija mano dukros. Prieš 2 metus aš jai padovanojau tokį gyvenimo vadovą,
Tai yra išaiškinau jai visą tai, ką dabar jums susakiau, paveikslėlių pavidalu, paskui mes daug kartų dar sėdėjom, dar piešiau aš jai, dar kartą aiškinau ir dar kartą aiškinau, tol, kol jai tai patapo visiškai aišku. Vienintelis dalykas, ką jinai dabar supranta, kad reikia svajoti apie tai, ko noriu, ir jeigu kas nors nutinka, nesusinervinti. Tai yra pasakyti, nu, vadinasi, taip dabar yra, bus geriau. Ir jinai šitą pamoką labai greitai išmoko. Tai pirmas, iš tikrųjų labai daug ketinimų įvyko, aš jau ją netgi pradėjau vadinti gerąją tą prasme raganą. Sakau, nu tu tikrai, tu tik panori ir turi, tik panori ir turi. Nes jinai moka labai labai stipriai, jinai turi vidinę tokią stiprią jėgą, labai stipriai moka norėti, nu tai yra generuoti šitos vaizdus, jausmus. Ir anksčiau, ką jinai tai darydavo per trūkumą. Neturiu, noriu. Pavydžiu, kiti turi, aš neturiu, noriu. Dabar jinai labai gerai išmoko tai daryti per meilę, džiaugsmą ir pasitikėjimą, kad jeigu aš tai vibruoju, tai ateis į mano gyvenimą. Tai ji labai norėjo pradėti lankyti jodinėjimo pamokas. Ir gavosi taip, kad mes persikėlėm iš vienos vietos į kitą, kurioje yra labai šalia žirgynas, ir ji pradėjo lankyti jojimo pamokas. Ir jai sekasi vis ir dabar sekasi, ar ne, labai labai puikiai. Ir trenerė pasiūlė, kad jeigu tu nori sparčiau augti ir tobulėti, tau reikėtų jau turėti savo žirgą. Ir jinai palengva pradėjo žvalgytis savo skelbimuose, tiesiog sekti, tyrinėti, ieškoti žirgų, nors dar tikrai tokių minčių iš mano pusės net nebuvo, kad jai reikėtų žirgo, bet jinai jau tvirtai savo viduje įsitikino, kad jinai jo nori, kad jai jo reikia, kad jinai jį turės. Ir pradėjo kiekvieną laisvą sekundę apie tai svajoti. Ir prasidėjo kažkokie stebuklai. Vieną dieną jinai gauna SMS žinutę nuo nepažįstamo. Iš nepažįstamo numerio, nepažįstamo žmogaus, kur parašyta. Atsiųstas skelbimas ir parašyta. Šitas žirgas priklauso tau. Skirtas tau. Šitas žirgas skirtas tau. Ir man pasidarė labai įdomu iš tikrųjų. Ir kai tik tai jinai perskaitė tą žinutė buvo taip pat ištrinta ir mes tikrai nežinom iš kokio šaltinio visa šita informacija. Ir aš tai traktuoju kaip, tiesiog iš Dievo. Tada mes susisiekėm su žirgo savininkė ir jinai papasakojo šito kumeliuko gimimo istoriją. Paskui aš pamačiau šitos kumelės, jinai dabar kampe matot, jinai jau yra kumelė, 3 metų, pasiruošusi pradėti dirbti, jodinėti. Ir jos vardas yra Renesmi. O tai reiškia, kad atgimusi mylėti. Atgimusi būti mylima. Ir mes anksčiau, kai žiūrėjom Ievos šitą gebėjimą joti, nes jinai žaibišku greičiu tobulėja, tai mes pamatėm, kad jinai kažkuriam gyvenime buvo labai rimta jojikė ir turėjo labai mylimą savo žirgą. Ir ten tokia buvo nelaiminga istorija, kad tas žirgas mirė. Ir kai aš pamačiau šitos kumelės vardą, aš supratau, kad tai yra tas pats, to paties žirgo siela, kuriame jinai buvo praeitam gyvenime. Ir man tai skamba, kaip didžiulis stebuklas. Tiesiog kažkas atneša žinutę, kažkas pasako, kad žiūrėk, šitas kumelė skirta tau, ir paskui vardas patvirtina, ir tuo pačiu, tiesiog yra jausmas iš karto, aš žiūriu į šitą mažą kumeliuką, šitą užaugusią kumelį, ir man irgi yra tas jausmas, kad tai ir yra tai, ką Ieva partnerystė, kurią Ieva jau turėjo praeitam gyvenime. Tai ir šitas kumeliukas, šita kumelė, jau jinai ateina pas mūsų į gyvenimą. Tai va šitaip reikia pasitikėti visata, šitaip reikia generuoti jausmą ir viskas įvyks geriausiai taip, kaip turi įvykti. Ir aš kalbu ir aš nežinau dar kodėl, bet mane šitą situaciją labai labai stipriai jaudina, mane labai stipriai jaudina būtent šitos kumelės atėjimas į mūsų šeimą ir aš dar nežinau kodėl. Vadinasi, aš irgi turiu kažkokį tai dar neišaiškintą ryšį apie tai, bet mane tai be galo džiugina. Nors aš tikrai nebuvau pasiruošusi šitokiam žingsniui. Va, ir dabar tada mūsų trumpa praktika.
Dabar tiesiog gali užsimerkti ir pagalvok apie tai, ko tu šiandien neturi, bet labai 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 nori. Kas yra tai, ko tu labai labai nori? Ir pradėk kurti. Leisk savo pasinerti į šitą jausmą, į šitos vaizdinius. Nesvarbu, kas tai bebūtų. Tiesiog leisk dabar savo patirti, kaip tu jaustumėsi, jei turėtum tai, ką tu nori turėti. Ir į savo šitos vaizdinius įpink kvapus, įpink garsus, ką tu užuodi, kur tu esi, ką tu girdi, ar tai miesto šurmulys, ar tai laimingi tavo klientai, ar tai galbūt vaikų klegesys, jeigu tu nori šeimos. Galbūt kažkur garsai restorano ir tu esi romantiškai vakarieniai. Tu užuodi arba gamtą, arba kažkokį spa, arba jūrą. Taip pat tu skanauji. Tai gali būti braškiai iš tavo sodo. Taip pat tu patiri kūno pojūčius. Galbūt patiri apkabinimą. Galbūt rankos paspaudimą, kai tau kažkas pasisekė, pavyko. Jei tai yra kelionė, tu generuoji garsus, vaizdus, kūno pojūčius, kvapus, skonius iš kelionės. Galbūt tai egzotiniai vaisiai. Šilta maloni jūra, saulė, galbūt geri kokoso vandenį iš kokoso riešuto. Leisk savo pilnai 100% pasinerti. Pasinerti į tą būseną, kurios tu nori. Ir jeigu tau dar reikia laiko, tai tiesiog sustabdyk ir padaryk tai. Na, o kai tu turi jau šitą apčiuopiamą, pripildytą visais 5 kūno pojūčiais vaizdinį jausmą, patirk jį savo kūne, čia ir dabar, šitoje akimirkoje. Ir kai atsijungsi nuo savo noro, va šitą sukurtą 5 pojūčių energetinį kamuolį, palik jį savyje. Ir jį nešiokis visą laiką savyje, nuo ryto iki vakaro, nuo vakaro iki ryto. Sapnuok, svajok, būk, išgyvenk, patirk. Ir nenusivilk, jei tai neįvyks taip greitai, kaip tu įsivaizduoji, kad turėtų įvykti. Na, o dabar trumpai pristatysiu kursą, į kurį dabar kviečiu. Tai yra bazinis emocijų paleidimo bei sąmonės plėtimo kursas pradedantiesiems. Ir ne tik. Tinka tikrai ne tik pradedantiesiems, laiminga siela. Kursą sudaro 3 moduliai. Jie yra labai atsakingai sudėlioti, surinkta visa medžiaga pagal tam tikrą struktūrą. Tai pirmas modelis yra modulis pagrindai, technika ir įrankiai. Ir žinoma, kad kiekvienas mano kursas prasideda nuo atsakomybės prisijėmimo ir pasiryžimo. Nes tol, kol tu badai pirštais į aplinką, sakai, jis kaltas, jis to nepadarė, jis tą padarė, jis yra toks, jis yra anoks, tai šitoje vietoje tu nieko negali pakeisti. Bet kai tu pirštą atsuki į save ir sakai, įdomu, kaip aš tai susikūriau, kokios programos įtakojo, kokias emocijas aš spinduliavau, nes programos yra mūsų kaip traukinio bėgiai,
O emocijos yra mūsų kaip magnetas, pritraukiantis į mūsų gyvenimą tai, ko mes dažniausiai nenorim. Ir lygiai taip pat tai, ką mes norim. Todėl aš ir sakau, sugeneruoti energetinį kamuolį ir jį palaikyti. Tai emocijų paleidimo technikos pagrindai, paskui mes dirbsim su visais emociniais blokais ir emocijomis. Tai yra baimės, pasipriešinimas. Pasipriešinimas yra pats didžiausias tavo gyvenimo stabdis. Ten, kur tu vengi kažko daryti, ten visur yra pasipriešinimas. Toliau, išdidumas yra pagrindinė kančios priežastis, mes su juo taip pat mokomės dirbti. Kaltė. Kuo daugiau tu jauti kaltės, tuo mažiau tu turi savivertės. Ir kuo tu mažiau jauti kaltės, tuo daugiau tu turi savivertės. Ir kaltė yra primestas mums reikalas visuomenės, nes realiai, jeigu pažiūrėsim per sąmoningumo prizmę, tai visatoje klaidų nėra. Ir jeigu tu kažką padarėjai, o kažkas tave dėl to apkaltino, tai reiškia, kad jis nori tave sukontroliuoti, o tu padarėjai tobulai taip, kaip turėjai padaryti. Jis taip susikūrė, tu taip padarėjai. Ir jeigu kažkas su tavimi kažką padarė, kas tau nepatiko ir tu kitą kaltini, tai tu taip susikūrei, o jis tiesiog per jį sugrojo visata. Per mus groja visata, todėl kaltė neegzistuoja. Toliau. Mums labai labai nepadeda būti laimingais ir džiaugtis gyvenimu mūsų lūkesčiai, iliuzijos ir prisirišimai. Tai mes mokomės juos pastebėti, transformuoti, paleisti ir daugiau nebesinešioti. Nuoskaudos. Nuoskaudas verčiam į atleidimą. Nuoskaudos tai yra tarsi maži akmenukai mūsų širdyje ir kuo daugiau turim nuoskaudų, tuo mažiau mes galim leisti savo džiaugtis, nes mums reikia aptarnauti šitas nuoskaudas. Mes per tai sakom, žiūrėk, ką tu su manim padarėjai, žiūrėk, kokia aš nelaiminga. Todėl ne dėl kitų, bet dėl savęs, pačios mylimiausios, darom paleidimą, atleidimą, išsilaisvinam iš nuoskaudų ir turim laimingą sielą ir laimingą širdį. Toliau, gilesnis trūkumų tyrinėjimas. Visos emocijos kyla mums iš 3 pagrindinių trūkumų, tai yra trūkumas saugumo, trūkumas kontrolės ir trūkumas meilės ir pritarimo. Mokomės dirbti su jais. Na ir žinoma, kai pradedam jau darbuotis sąžiningai su savimi, mums pradeda griūti senoji mūsų matrica. Ir šitoj vietoj labai svarbu žinoti, kad nereikia išsigąsti, bet reikia džiaugtis. Viskas, kas vyksta, tik dėl manęs mylimiausios, tik dėl mano ketinimo. Antras modelis - savęs įgalinimas arba meilė savo, mylėti ir priimti save. Tai čia mes dirbsim su savo vidiniu vaiku, kuris, jeigu vidinis vaikas yra užgniaužtas ir nelaimingas, tai tu irgi negali būti laiminga. Pasitikėjimą savimi, mokysimės išsivaduoti iš balta gera pūkuota ir mokysimės būti pačios savo patikimas. Toliau grįžti namo ir suvokti, kad aš nesu šitas kūnas, aš esu sąmonė, aš esu beribė sąmonė. Mylėti ir priimti savo kūną, nes kūnas yra mūsų vienintelis instrumentas, per kurį mes ir patiriam šį pasaulį. Visi 5 kūno pojūčiai jaučiasi tik per kūną, ar ne? Mes galim matyti pasaulį, mes galim girdėti pasaulį, mes galim užuosti pasaulį, mes galim ragauti pasaulį ir mes galim jausti pasaulį. Tik per savo kūną patirti malonumą. Teikiamą pasaulio mes galim tik per kūną. Na ir vertybės. Vertybės yra tavo gyvenimo ašis. Tai yra labai labai svarbus momentas. Kai tu išsigrynini savo vertybės, niekas tau nebegali pasakyti, kaip tu taip galėjai, kaip tu sau leidai, ką tu sau galvoji ir ne. Ir šiame modulyje yra labai labai svarbus dalykas, savęs įgalinimas reiškia, kad mes atsiimam išbarstytą savo galią visiems iš visų tų, kurių nuomonė mums buvo svarbi. Mes kažkam atidavėm teisę spręsti apie save. Tai per šį modulį mes susigrąžinam visą savo teisę spręsti apie save. Ir kas ką pasakys, kas ką pagalvos, mums bus giliai vienodai, todėl kad jeigu kažkas turi kažkokį priekaištą man, tai yra ne apie mane, tai yra apie jį. Toliau. Trečias modulis - sąmoninga gyvenimo kūryba, suvokiant visatoje veikiančius
principus, dėsnius. Tai yra išėjimas iš sansaros rato, sąmonės žemėlapis, sąmonės plėtimas, laiminga siela, darbas sielos lygmenyje, sielos žaizdų gydymas, paleidžiant skaudžias istorijas, nepripažintas, neišjaustas, nesutiktas išjausti. Toliau smegenų bangavimas, kas tai ir kodėl tai svarbu, pasitikėjimas visata, leidimas viskam būti, kodėl tai svarbu, dėmesys, manifestacijos mechanizmas, šiek tiek kitaip nei čia išgirdot, ir pilnatvės sąmonė. Ir kai mes esam pilnatvės sąmonėje, tai ir yra tai, ko mes siekiam, ar ne? Va tas taškas B, kuriame mes norim būti, mes norim patirti, jausti pilnatvę, kurioje yra viskas. Ir džiaugsmas, ir pasitikėjimas, ir drąsa, ir ramybė, ir žinojimas, kad aš esu verta visko, ko tik tai noriu, viso ko geriausio, ar ne, ir santykių, ir pinigų, ir realizacijos, ir sveikatos. Aš esu verta visko, ko aš noriu. Aš esu mylima ir mylėtina. Pasaulis mane myli ir aš myliu pasaulį. Tai yra gyvenimas iš pilnatvės sąmonės. Kas pasikeis? Tai kai tu išmoksi dirbti su emocijomis ir įsitikinimais, kardinaliai pasikeis tavo emocinė būsena. Iš sunkių emocijų tu pereisi į daug lengvesnio vibracinio dažnio emocijas. Ir kiekvieną kartą, po kiekvieno paleidimo, mes transformuojam sunkios vibracijos emociją, transformuojam, keičiam į aukštą dažnio vibraciją. Todėl kiekvieną kartą, po kiekvieno paleidimo, po kiekvienos praktikos, tu jausiesi jau geriau, jau žvaliau, jau šiek tiek džiaugsmingiau ir laimingiau. Toliau. Kas dar pasikeis? Tai antro modelio pasiekmė - pasitikėjimas savimi. Ar ne? Ten, kur tu abejoji, ten, kur tu neleidi savo, ten, kur tu veiki iš trūkumo noro įtikti ir patikti, pradėsi veikti iš savo vidinės ašies, iš savo vidinės meilės savo, geriausiai taip, kaip yra tau. Ir turėsi drąsos, ryžto ir noro imtis veiksmų ir keisti ten, kur tau nepatinka, taip, kaip yra dabar. Na ir trečio modulio pasiekmė, tai yra išmoksi sąmoningai kurti savo gyvenimą. Suprasdama visatos dėsnius, išmokusi paleisti tai, kas tau nereikalinga ir nenaudinga, tu patapsi sąmoninga savo gyvenimo kūrėja. Ir anksčiau ar vėliau, jeigu nepritrūksi motyvacijos, jeigu nepritrūksi noro dirbti su savimi, tu atsirasi tame taške, kuriame tu svajoji būti. Kursas sudarytas pagal unikalią metodiką ir struktūrą, kuri yra daug kartų patikrinta per save, nes aš jau 10 metų esu šiame kelyje. Lygiai taip pat patvirtina buvusių kursų dalyviai, jų rezultatai ir lygiai taip pat mano asmeniniai klientai. Kodėl? Todėl, kad kursas veikia per visas esybės struktūras. Mentalinis, emocinis, fizinis, dvasinis. Mes dirbam per visus lygmenis, per sielą, per širdį, per protą. Ir todėl, kai visoji mūsų struktūroje įsivyrauja taika ir ramybė, mūsų gyvenime įsivyrauja taika ir ramybė. Šis kursas yra šiek tiek kitoks nei visi iki šiol buvę, jis yra skirtas savarankiškam darbui. Todėl šitoje vietoje visa atsakomybė, kiek tu padarysi, kiek tu atliksi praktinių užduočių, yra priskirta tau. Teorinė medžiaga aš duosiu sąmonės plėtimui, suvokimam, gilesniem suvokimam, bet jeigu tu neužsiimsi su savimi, nenersi į savo vidinį gylį, tai rezultatas neduos to džiugesio, kokį tu gali gauti, jeigu tikrai atliksi visas užduotis, kurias aš
paskirsiu po kiekvienos paskaitos. Ir tai bus ne tik užduotis po paskaitos, bet tai bus užduotis skirtos savaitei, tyrinėjimui, išjautimui, suvokimui. Pati kurso struktūra. Tai yra, bus įkeliamas video paskaitos, tada meditacija, paleidimas, Facebooko grupėje uždaroje klausimai, atsakymai, teorinės medžiagos konspektas, kaip sakiau, užduotis savarankiškam darbui. Po antros paskaitos jūs kiekvienas registruositės 30 minučių asmeniniai sesijai ir paskui dar galit gauti po 15 minučių asmeninių susitikimų, esant užstrigimui, pasimetimui, kažkokiam neiškumui. Ir lygiai taip pat, jeigu bus poreikis, aš padarysiu ir tiesioginę transliaciją per Zoomą, jeigu matysim, kad yra poreikis kažką pasiaiškinti, patyrinėti, suvokti giliau, svarbiau, jeigu bus daug klausimų. Va, tai aš visada būsiu su jumis ir įsiklausysiu į jūsų poreikius. Taip, įdomiausia dalis, kiek kainuoja. Tai tiems, kurie nėra dalyvavę nei viename mano kurse, yra 369 eurai. Galima išsimokėti per 3 mėnesius po 123 eurus. Tai tikrai yra labai maža kaina palyginus su tuo, ką jūs gaunat. Na ir buvusių kursų dalyviams bendra kurso kaina yra 297 eurai. Toliau, dovanas. Visiems kurso dalyviams dovanoju meditacijų ciklą Vidinis balansas, nors ir šis kursas turės savo meditacijas, na ir 10% nuolaida 5 2 valandų asmeninėms sesijoms. Viena asmeninė sesija šiai dienai yra 180 eurų, bet su nuolaida jums būtų 162 eurai. Tai yra, kas norės ne tik kurso, bet ir dar gilesnio suvokimo, dar gilesnio darbo su savimi, turi 5 asmeninės sesijas su 10% nuolaida. Na ir darbo su savimi pasekmė po šito kurso, jei tikrai darysi sąžiningai visą tai, kas bus paskirta, tai yra laiminga siela, laimingas vidinis vaikas ir laiminga širdis. O tai reiškia laimingas gyvenimas. Ir vienintelis dalykas, ko tau reikia, tai tikėjimo, kad gali gyventi kitaip ir stiprios vidinės motyvacijos. Vidinės motyvacijos tai yra noro būti laiminga. Ir ko tau reikia? Tik ėjimo. Tau tiesiog reikia eiti ir daryti. Eiti ir daryti. Kasdien po mažą žingsnelį eiti ir daryti. Į save, į save, į save. Na ir dar tokia gera žinia, kad išklausius šį kursą ir atlikus visas praktinės užduotis bus galima įsigyti bet kurį kitą kursą, nes šitas yra bazinis. Bazė, bet be kurio niekur į priekį. O kai išklausysi bazinį kursą, tada dar bus 4 papildomi kursai, o galbūt aš sugalvosiu dar daugiau, šito šiai dienai nežinau. Tai yra tikslai ir ketinimai, kaip dirbti su tikslais ir ketinimais, kad kuo greičiau tą tašką B perkelti į tašką A. Toliau kursas sveikata, kitas kursas finansai ir realizacija, na ir kursas santykiai. Ir čia jau tu gali rinktis bet kurį kursą pagal savo situaciją, kas tau yra aktualu. Na ir esu tau be galo dėkinga, kad tu išklausei, kad tu domiesi ir tikrai nuoširdžiai tavęs laukiu savo kurse ir noriu matyti tavo spindinčias akis, tavo akis, kurios atspindi tavo laimingos sielos būseną. Ačiū, kad esi ir iki susitikimo.